Gerbiamas Seimo nary, gerbiamas merė, brangūs svečiai, mėly pasvaliečiai, leiskit jūs pasveikinti atvykus šią popietę į mūsų muziejų, į gražią popietę, į šventę. Dabar pasakysiu, kodėl šita kolekcija mums yra brangi ir kodėl ši paroda mums yra šventė. Dėl 3 dalykų. Pirmiausiai, kaip žinote, pirmieji muziejai susikūrė asmeninių kolekcijų pagrindų. Antra, mes pažįstame ne vieną kolekcininką, bet dauguma jų nenori ištraukti savo kolekcionuojamų gražių dalykų ir rodyti viešumoje. Tai tikrai nedaugelis pasiūlo ir netgi prašant daug kas nesutinka parodyti visuomeniai. O trečia, mums dėl ko labiausiai džiaugiamės, dėl to, kad gerbiamas Seimo narys sutiko... Ne, tai gal Antanu vadinkit, Aš taip kažkaip nedrįsau. Prieš rinkimus negalim taip vadinti. Tai kad gerbiamas Antanas, gerbiamas gydytojas, kuris sugalvojo tą parodą daryti būtent pas mus, o ne kur nors, ne Seime, ne Pakruojyje ar dar kur nors, o būtent mūsų Pasvalio muziejuje. Ir dėl to, kad mes galėsim visi, mes ir mūsų svečiai, jie džiaugtis. Kadangi jinai yra pakankamai brangi, tai džiaugsimės tik 3 savaitės. O toliau jau kiek galėsim, džiaugsimės 2. aukšte. Dar bus galima ateiti ir pasižiūrėti, kur labiau bus apsaugota. Bet prieš kviečiant gerbiamą kolekcininką papasakoti, kaip jis čia viską rinko, aš noriu pakviesti gerbiamą gydytoją Alfonsą Žobaką, kuris taip pat yra kolekcininkas. Jūs tikriausiai ir visi žinote, kad nuostabių kardelių augintojas ir kolekcininkas jau turbūt daugiau negu 30 metų. Ir kodėl aš jį kviečiu, jūs vėliau suprasit. Tai prašom, daktaras. Ačiū. Kolekcininkas tai aš savotiškas, bet čia reikia šnekėti ne apie mano kolekciją, reikia šnekėti apie tai, ką kolega Antanas rodo. Jis tiesą sako, kad aš jį užkalčiau. Pasistatė žmogus namą, atsirado sklypas, buvo jisai Panevėžy tarptautiniai kardelių parodoj. Ir jis taip žiūrėjo, sako, gal ir man reikėtų įsitaisyti, bet taip kažkaip su abejonė dar. Paskui kažkur pavasariop jisai man skambina. Sako, jeigu liks kardelių, gal tu man gali. Sakau, kokia čia problema, visada lieka. Visada lieka. Ir atidėjau aš jam to kardelį, jis užvažiavo į namus pas mane. Ir čia mes apie tos kardelius, ir paskui sako, reikia pažiūrėti, kaip tu čia gyveni tam valdiškam bute. Jau žinot, ponas jau namą turi, tai jau jam daug kaip valdiškam bute gyveni. Ir ėjo į vieną kambarį, atrado ant sienos prikabinta, nedaug yra lėkštučių įvairių. Lėkštučių aš vieną atsivežiau grinai parodyti. Užėjo į kitą kambarį ir pamatė kabančius, tada buvo 4 tiktai stendukai su šaukšteliais. Ir jis taip žiūrėjo, ir anaip žiūrėjo, o čia kodėl toks, kas čia dabar išgraviruota, čia kaip susukta, kaip čia padaryta. Vienu žodžiu, žmogus susidomėjo pačiais šaukšteliais, kaip jie daromi. Tai aš paskui juokiausi, kad sakau, tiek metų atidirbęs operacinėje, jisai nelabai žinojo, iš kokio metalo pagamintas skalpelis, iš kokio metalo adata arba adatkotis, o šiandien jūs jo paklauskit, kas yra lydinys, chromuotas, nikeliuotas, kas yra melchioras, kas yra sidabras, kas yra paauksuota, kas yra pasidabruota, jisai šiandien jau viską paaiškins. Tai va, prieš 4 metus jis taip nieko nesakęs ir išvažiavo, pasiėmęs kardelius. Paskui ateina toks gandas, kad
Sako, žinok, Matulas ieško užsimušdamas šaukštelių lietuviškų. Lietuviškų. Aš taip, nusakau, žmogus patriotas, tai jis irgi, kiek lietuviškų šaukštelių yra, gal paskui apie tai pasakysiu. Tai šiandien mes matom rezultatą. Jisai skirtingai negu aš. Aš kolekcionuoju šaukštelius tik tai iš tų vietų, kur, kaip sako, koja buvo pastatyta. Tai pas mane yra virš 300 ir jau, žinokit, mažiau bevažinėjau, mažiau kur koją be pastatau, tai nelabai jau tų šaukštelių ir bedaugės. Tuo tarpu Antanas nuėjo kitų kelių, bet tai yra neblogesnis kelias. Neblogesnis kelias todėl, kad jau šiandien šitoj parodoje ekspozicijai nėra chaoso. Jau yra kai kurie stendai su aiškia konkrečia mintimi. Tai tikiuosi, kad jeigu po kelių metų jūs vėl čia pasikviesit ar į Vilnių kur nors, ar į Rundalos pilį prie Bauskės, kad bus pergrupuota. Kiekvienas kolekcininkas surinkęs pakankamą masę, pradeda mąstyti ir ima pergrupuoti. Ir atsiras, vienas stendas atsiras su glazūros intarpais, tik tai su, pavyzdžiui, viename stende tik tai architektūriniai paminklai. Esami apgriovę pastatai ir panašiai. Kitam jau kažkokie tai vaizdai, trečiam vėl kažkas kita, ketvirtam įžymūs žmonės kažkokie. Ir tokiu būdu susiformuos. Kaip kolega Antanas suformuos, tai čia jau jo idėjas, jo reikalas. Bet aš nuoširdžiai sveikinu ir noriu tik tai tiek pasakyti jums, kad kai kas painioja šitą reikalą su politika. Įtaria, kad čia politika. Atsiprašau. Tas maždaug tas pats, kas bulvių laukiai, kad ten krokodilas gyvena. O politika yra. O politika yra mūsų Lietuvos valdžioje. Tokią šaukštelį gausinybę, kokią jūs matote, jūs nerasit nieko Lietuvoje. Lietuvoje yra šaukštelis su vyčiu išleistas. Yra šaukštelis su stilizuotų vyčių išleistas. Yra šaukštelis su mažiukų vyčių ir 2 Lietuvos vėliavos. Ir viskas. Ir tom baigėsi. Ir aš turiu kitą pavyzdį. Yra ir šaukštelis, ir lėkštutė, ir magnetukas iš bažnytkaimio, kuris vadinasi Niagara on the Lake. Tai yra maždaug Joniškėlio dydžio miesteliukas, bažnytkaimis. Tai jie šitam bažnytkaimyje sugeba išleisti ir šaukštelį, ir lėkštutę, ir magnetuką turistams, viską sugeba išleisti. Pas mus Lietuvoje nieko nėra, nežiūrint to, kad Lietuvos valstybės pristatymui kažkiek milijonų buvo išleista. O šitokių dalykų nėra. Taip, kad man belieka pasveikinti kolegą Antaną, kad jis tikrai rimtai padarė. Ir dar viena pastaba, jeigu galima. Einant į numizmatų parodas, kur monetos rodomos, kur tokie va šaukšteliai rodomi ir kiti smulkus dalykai, reikia atsinešti iš namų su tokiais ateiti kišenėje. Mes paskolinsim, jeigu galim.
Jo, tai gerbiamas daktarė, ačiū pirmiausiai, iš ties jūs pasakėte absoliučiai teisybę. Kažkaip tai visada patikdavo labai gėlės ir būtent kardeliai, bet daktaras man ir vieną kartą čia pamokino ir davė, ir kitą kartą, bet kaip susimaišė viskas, ten rušiuoti reiks, tuos latiniškus pavadinimus atsiminti. Paskui užmiršau kažkur sudėti, sušalą, daktarui bijojau pasakyti, reiškia, lyg tai galvojau, kad toj vietoj nesušals. Paskui kitus ten per vėlai nulupau, ten, žodžiu, ir man susimaišė, bet ir dabar auginu, bet jau šį kartą prisipirkęs iš parduotuvės, visą laiką viena vaga yra priauginta. Va, tai reikia žinot, kada sudinti, kiek laipsnių temperatūrai, koks gilis, čia irgi menas yra. O dėl šaukštelių iš ties, bandžiau gyvenime viską kolekcionuoti, ir markutes, ir dėžutės visokias, ir viską. Ir šiandien turiu ir tų markučių kelis tūkstančius ir visą kitą, bet jau išparduosiu. Žinau, kad čia, man atrodo, seniūnas, reiškia, renka ar kas nors. Va, bet taip kažkaip tai, kol nepamačiau pas daktarą, tiksliau sutapo dvi aplinkybės. Kai pamačiau pas gerbiamą Žuobaką Alfonsą namuose, tada iš arti pradėjau žiūrėti, kad čia kažkas tai gražaus, kažkas tai įdomaus. Gali pamatyti ir tradicijas, ir kažkokią tai architektūrą, ir pagaliau tie ženklinimų dalykai, ir paskirtis to šaukštelio, ir iš ko pagaminta, iš ties anksčiau nesidomėjau. Ir kita aplinkybė, kad išvažiavo žmona dirbti į Belgiją, ir ten yra tokia tradicija Belgijoje, Danijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, sendaikčiai. Sendaikčių turgai, ką aš irgi noriu padaryti pasvaly, kad žmonės pradėtų bendrauti tarpusavį, pažintų viens kitą, kas yra labai, pavyzdžiui, keista. Vat prieš kokias 3 savaitės buvo toj gatvėje, kur jinai gyvena, uždaryta visa gatvė, gal kokių 300–400 metrų, ir žmonės išsineša iš namų staliukus ar pasitėse kažkokius daiktus ir viską susineša, kas jiems šiuo metu nereikalinga. Batai, drabužiai, indai, ir viens kitą duoda, parduoda, keičia. Ir pasirodo, tas kaimynas pažįsta kitą kaimyną, sveikinasi būtent tokių turgelių metu, kuris gyvena už 10 namų. Dabar aš garantuoju, kad šitoj laiptinėje tikrai nežino žmonės, kas gyvena kitoj laiptinėje, bet jau ne visus. Tai yra labai graži forma. Ir aš ten vaikštant pamačiau tada šaukštelius, į kuriuos anksčiau nekreipdavau dėmesio. Nes aš juos pamačiau pas gerbiamą daktarą. Ir pradėjau tada po biškį pirkti, bet pradžioj prisipirkau, reiškia, gal kokį 50–60 šaukštelių kaip sidabrinių. Nes, sako, sidabras, bet kai pradedi paskui žiūrėti, internetas visagalis, bet ir tai ne viską gali, tada prisipirkau visokių knygelių, kur yra ženklinimas, reiškia, kad atpažint, kas ir iš kokios šalies. Ir pasirodo, kad kas antras pardavėjas vakaruose sidabrą pristato kaip pasidabruotą ar bet kokį kitokį šaukštelį, tai toli gražu nesidabras. Vat, ir susižavėjau, pradėjau kiekvienu nuvažiavimo metu parsivežti po kokius 200 šaukštelių. Aišku, turėjau problemų muitinėse, dėl to, kad visur sustabdydavo, po to televizorium, reiškia, liepdavo atidaryti ir vieną kartą vežiausis ir šakučių, čia yra keletą šakučių, kur kompleksiškai. Tai aišku, teko palikti gal kokį 10 sidabrinių šakučių muitinį, nes nepraleidu kaip pavojinga į priemonę. Žodžiu, pirkau ir pradžioj parsivežu ir lyg tai neatrandu tokių pačių, bet dabar aišku, kada jau susikaupi, čia yra 2860, dabar aišku jau sunkiau nupirkti ne tą patį. Turiu kažkiek tai namuose jau susikaupusių keliasdešimt ir kurie pasikartojantis. Ir čia dar jūs pamatysit, kur kompleksiškai pirkta yra vienas kitas. Bet iš esmės sakau, susižavėjau tuo, dėl to, kad aš kaip sakau, žmogus laimingas kada esi sveikas, kada turi mylimą žmogų, kada kažką myli, kada tave kas nors myli, kada turi mylimą darbą, kada turi hobį kažkokį tai. Tai aš, mano manimu, viską turiu ir tikrai esu laimingas. Tas hobis, aišku, kai kuriem atrodo visai juokingas ir aš tikrai dėkingas šiandien, man net gėda kartais yra, kad ten suaugęs dėdas užsiima kažkokiais dalykais. Ir visas elitas susirinko pasvalį pasižiūrėti į balabaikas. Tai man šiek tiek ir gėda, bet
kartu ir džiaugiuosi, aišku, kad jūs čia ir kad bus pasvaliečiam dar viena tokia galimybė pažinti pasaulį, šalis per būtent šaukštelių prizmę. Tai šiuo metu kolekcijų, kaip sakiau, yra visa šitas dalis ir nikeliuoti, ir pasidabruoti daugiausiai, ir keletai yra su dramblių kaulu, ir visokie porcelianiniai. O šitas galas visas yra čia sidabro, 704 šaukšteliai, tai aš neslėpiu, kad ta paroda bus startas įforminti, dokumentus nusiųsti su vaizdinė medžiaga, faktum knygą, kad būtų įregistruota kaip rekordas, nes dar šiandien pasitikslinau, kažkodėl tai rodoma, kad tik tai yra 286 šaukšteliai, nors realiai tai yra 600 su viršum. Aleksandras toks yra sukaupęs. Aišku, jisai ten įdėjęs juos apipavidalins labai gražiai, stendus su barchatu tokiu, bet žinot, kur 600 gali sudėti, jeigu aš čia dėsiu, kaip jisai deda, reiškia, į vieną stendą po 10 maždaug šaukštelių, tai čia tikrai netilptų visam tam pastate. Va. Tai todėl čia iš ties yra dalis chaotiškai padaryta ir susisteminti labai yra sunku, kada buvo tas mano hobi, reiškia, pirkimo, nes atrodo susisteminė viena kitą, parsivežė vėl iš naujo, reikia perkratyti viską. Tai kelis mėnesius tą dariau, paskui žiūriu, kad nieko čia neišeina, tie, kuries jau susisteminau, kur išeina po visą stendą, daugiau nieko neliečiu, kraunu iš krūvos, kaip jau gerbiamas Alfonsas sakė, tikrai, kai jau bus jau pabaiga, kur susistovės viskas, tada jau bandysiu konsultuojant ir su jumis, ir su kitais, susisteminti gražiai, nesakau, dabar yra keletas stendų, kur pilis yra, kur gėlės, kur gyvūnyje kažkokia tai yra, o taip kitaip vis papildant kolekciją beveik yra neįmanoma. Tai sakau, neslėpiu tokiu tikslu pasiekti ir pasaulio rekordą. Gineso knygui dabar yra Amerikoje muziejuje yra kolekcija 5000 šaukštelių. Tai kadangi aš sekmadienį jų turėsiu jau dar papildomai virš 400, nes Juozas Kiznis parveža iš Amerikos, nes yra, žinot, tokia bei programa, per kurią aukcionė perkė. Ir siūsti yra daug lengviau iš visokių Peru, Bolivijos ir Brazilijos ir Kanados į Ameriką, nes jeigu čia siunti, tai ta šaukštelis 3 kartus pabrangsta, o kai man draugai parveža, tai va, Ramašauskai parveža, Kizniai, Grigalius važiavo su žmona, buvo neseniai Amerikoje, vėl parvežė krūvą. Tai sakau, aš čia, aišku, siekiu tam tikrų ir pasvalio išgarsinimo, dėl to va čia ir darau, bet ir kažkoks pasitenkinimas yra, aišku. Daktaras tikrai, kai kas sako, galima surišti su politika, čia rinkimai artėja, už tai visai parodas pradėjo daryti, bet tai tikrai galiu patikinti, kad tiek laiko ir jėgų, kiek aš įdėjau čia į tą kolekciją ir tiek lėšų, tai patikėkit, nedaug dievė niekam eiti tokiu durnu keliu į politiką. Nes tikrai yra žymiai lengvesnių kelių, reiškia, nuvažiuoti, paspaust ranką, kaip Masiulis darė, reiškia, kažką pažadėti ir visa kita. Va, tai tikrai ne tas kelias, bet tiesiog, aš manau, kad kiekvienas mes, ir aš žinau, kad dauguma iš čia stovinčių jūs atėjai ne šiaip savo, nes jūs kažkuo užsiimat. Vat nustebinu Jurgą, pradėjau pasakot jai, šitą sako, pasirodo, vyras jos batelius kažkokius kolekcionuoja, reiškia, nuvažiavau pas Saločius, pas mano draugę, kur ta mūsų mergaitė, va, Edita irgi, sakau, taip ir taip, žiūriu, irgi tų pačių batelių pridėta, tau konkurentė, žinok, yra, va, irgi grožis neapsakytas, seniūnas markutės, ar ne ką, monetas, žodžiu, tai išties, man atrodo, kaip sakiau, kad jeigu norint būti laimingu, turėti hobį, o tas hobis, aišku, atima laiką ir pinigų, tai prisipažinsiu, kad su Sandra kartais susipykstam, bet visada susipykstam dėl to, kad aš perku, o jinai stovi už nugaros ir burbuliuoja, kad nepirka arba tiek nemokėjai. Va, bet tai, sakau, yra kaip yra.
Tai, va, matot, yra knygutė pas mane, prancūzų kalba, kurios aš nelabai moku, bet susigaudau, kas čia yra vaizduojama. Sidabro žymėjimas yra labai sudėtingas. Labai sudėtingas, galėsit persileisti pro rankas, nes kiekviena šalis skirtingais metais skirtingai žymėdavo sidabrą. Ir dabar jūs, va, ypatingai muziejininkė, vieną prie mane sako, gal ką nors panašaus galit mums nupirkti. Aš va, anglų kalba net negaunu tokios knygutės, nors yra prižadėję Belgijai man vienas reiškia, antikvaro parduotuvė, kad suras. Tai va, matot, va, yra metai surašyti, kas 2, kas 5 metai ir jau skirtingas tos pačios šalies, reiškia, sidabro žymėjimas. Tai sidabrą nupirkti, tikrą sidabrą yra pakankamai sudėtinga. Aišku, yra tos dažniausios prabis 800, 835, 900 panašiai, nors irgi dabar yra daug kas įkala. Daug kas įkala ir šitoj kolekcijai mano buvo pridėta prie sidabro, kada aš su sidabro rūgštim pabandžiau, reiškia, pažiūrėti, pasirodo, kad yra tik pasidabruotas, nes irgi yra visokio klastojimų. Tai va, taip galėsit pasižiūrėti irgi šitą knygelę. O taip, ačiū muziejui, kad jūs priimėt mane. Jums čia kažkas nukrito. Vat, sakau, yra kaip yra. Aš atsiprašau, kad jūs čia patraukiau su tokiom balabaikom, bet man sako, man įdomu. Tai čia mums labiausiai. Žmona visą laiką sako, jeigu jau aš neskambinu kas 2 valandas, nežinau, dabar čia jaunas vyras, jaunavedys, nu jau 5 metai praėjo. Ir jeigu aš kokias 3 valandas, 4 vakare neskambinu, jinai sako, iš viskas aišku, ką jis daro. Žodžiu, aš ramus būnu, jau neįtarinėjau nieko, reiškia, kai šaukštelius parsivežu naujus, tada iki kokių 2 valandų nakties aš jau galiu nieko neieškot. Čia aišku perdedu šiek tiek, bet iš tikrųjų taip yra. Tada aš atsipalaiduoju. O kitais atvejais tai kažko tai vis norisi, kažko tai pazīst, pamokyt, paauklėt. Nu, čia. Tai ačiū labai, kad susirinkot, pasižiūrėkit, pasidalinkit įspūdžiais ir ačiū daktarė jums už visas idėjas ir už tai, kad aš perbėgau visą amerikoniškus ten čia. Aš turiu dublikatą, žmona parsivežė pernai tokį patį iš San Francisco su aukso tiltu. O liktai nėra, negarantuojam, bet yra. Ant to tilto esu buvęs, dabar turės ir šaukštelį. Ačiū labai. Čia visi klausė, kiek metų jūs rinkot. Aš pasakiau, kai kas klausė, bet gal ne visi perskaitė ir nori sužinoti. Išties rinku ir labai neseniai visi stebėsi ir vat, ponas, kuris, sakiau, internete yra pasiekęs tą užregistravęs faktum notatą, jisai, kiek atsimenu, rinko nuo 81 metų iki 2006 ir jisai surinko 600 ten su kažkiek tai. Tai ir ponas Alfonsas, kur važiuoja, aš tos surinkau nepilnai per 5 metus. Bet sakau, čia buvo visai... 4,5 metų. Jo, 4,5 metų. Visai ne tas tikslas mano buvo tikslas, nu, kuo daugiau, kuo gražesnių, kuo įdomesnių, kuo daugiau, ta prasme, aš jau negalėjau sustoti čia kaip narkomanas. Šitą. Gal dar norit kas nors paklausti? Bet pasveikinti jūs tikrai daug yra norinčių. Tai gal Homero pradėsim. Nėr su kuo sveikinti. Kolekcija tokia. Sveikinti, žinokit, visada yra su kuo. Čia šitoje salėje, erdvėje buvo Pabedinskas su Pačkevičienė ir jie filmavo Šaukščiukų kolekciją, tiesioginė transliacija. Aš eilėje irgi stovėjau, kalbėti buvau pasiruošęs, nes Antanas sakė, mes turim masuoti padaryti, kad visą laiką atrodytų, kad čia jau beveik paroda vyksta. Nepasisekė, mikrofono iki manęs nedaėjo, nes išsijungė kažkas su režisierius išjungė. Ir mes su Antanu buvom kalbėję, vadinasi, nu, tu pasakyk, ką nors, kaip žinai, paprastai sako. Sakau, nu tai bet ką sakyti, kad čia žmogus, žinai, susižavėjęs. Ne, sako, tu kaip nors, nu, paprašiau gali. Nu, sakau, tai bet aš tada pasakysiu, kad kiekvienas savaip iš proto kraustosi. O sako, šitaip tinka, va šitaip tinka. Ir iš tikrųjų, kiekvienas žmogus turbūt turi kažkokį hobį, kažko užsiminėja, kažkas žemę kasa, kažkas žmoną gano. Visokių dalykų gali būti. Bet kiekvienas užsiėmimas yra žavus. Ir iš tikrųjų, kai žurnalistė paklausė, iš kiek valstybių,
Antanas pasakė, kad čia 70 beros paminėjo, o sako, o iš kur nėra šaukštelių? Iš kur nėra. Antanas pagalvojo, mes dar su Rastausko persimetėm žodžiais, ko gero iš Antarktidos neturėtų turėti, vadinasi. Bet man atrodo, jisai neturi dar iš vienos vietos šaukštelių. Žinote, yra tokia vaikų šalis. Paprastai ten seneliai keliauja su savo anūkais. Aš kaip 4 anūkus turėdamas labai jį suprantu, laukiant 4 anūko. Todėl mes su administracijos direktoriumi kaip tik tokį šaukštelį Antanui ir norėtume padovanoti. Prašom, prineškite. Nuoširdžiausiai sveikinu su parodos atidarymu. Čia nebūtina buvo dovanoti. Turėjom Marčią ateiti su anūkais, šiandien švenčia gimtadienį, gėlis paruoštas, bet matomai, kad anūkai užvargino, nes laukėsi 3. Ačiū labai. Malonu dalyvauti tokioje neįprastoje parodoje, aš tai tikrai pirmą kartą dalyvauju šaukštelių parodoje ir tikrai irgi stebiuosi Antano tokiom idėjom, tiek ir tokio kruopštumu, įsivaizduokit, kiek čia reikia laiko, tai ne tik kad surinkti ir sudėti, vien tik tai kiek reikėtų, tai įsivaizduokit, dar reikia ir surinkti, ir visur internete, ir kiek reikėtų sendaikčių turgą aplankyti, aš įsivaizduoju. Tai dabar šiandien mes sveikinam su šito parodos atidarymu ir galvom, ką čia padovanoti. Aš jau šiandien televizijoje sakiau, kad kartais dabar, kai važiuoju kur nors į kelionę, tai kai reikia draugam, ką nors parvežti lauktuvį, tai nors vieną nereikia nieko galvoti. Žinai, kad čia tik tai šaukštelių, kur ateina parduotuvė ir lengvai jas rasti. Ir dabar va čia mes Juozu, tai Gintas, ieškom, sakom, kaip čia dar vis tiek prie tos kolekcijos reikia prisidėti. Tai nežinau, jūs minėjot, kad čia Respublikai tik tai 3 išleisti šaukštelių. Tai va, aš pravažiavau, mes tas mūsų suvenyrų parduotuvės, čia visi lietuviškai išleisti, tai aš suradau 10. Tai va čia 10 šaukštelių, va. Čia yra ir su Vyčiu, ir su to modifikuotu Vyčiu, ir su Panevėžiu, su Vilniumi ir taip toliau. Tai va, tai čia 10 šaukštelių, tai aš manau, čia mūsų maža dalelytė, ta likto Ginese pasaulio rekordą. Dar tik dadėsiu, man turbūt pirmajam teko pamatyti, kaip pirmajam. Ir tada aš nustebau, jau buvo sienos apkabinėtos, suprantu. O klausimų, žinokit, užduokit, kiek kainavo, suprantu, už kiek parduotų. Čia yra daug tokių svarbių klausimų. Iš kur pinigų gavo? Bet iš tikrųjų aš noriu padėkoti visiems draugam, kurie ir Landas, Juozas, Gintas, ir Alfonsas, ir žmona, ir kiti, kurie dabar išvažiuoja, kur nors tikrai iš visų kraštų man parveža po suvenyrą ir ačiū labai, nes čia visi yra sudėti. Netgi Aldona Varikujienė Antaninių progą irgi atnešė vieną šaukštelį, kurį irgi čia įdėjau. Ačiū labai. Na, aš dar žodžiu tą darbą didžiulį vertinu. Ačiū labai iš nuostabų reginį. Brangus Antanai, jeigu jau šitaip leisti, tai šitik mūsų šita graži kompanija nori teikti tokią dovanėlę, kaip mes galvojam, kaipgi ateiti šaukštelių kolekciją ir neatsinešti medaus. Nu, va taip, gal ir va ta knyga yra visiškai kitokiu kampu, ten Šaukšto Šmaukšto akademija. Galbūt ne tokia rimta, kur jūs čia rodėt, bet jinai irgi tinka. Ir labai smagu, kad tie žmonės, kaip jūs sakėt, kad labai, kaip čia pasakius, kad galbūt kažkokia nesąmonė, bet tie žmonės, kurie daro kažkokias nesąmonės, yra patys šauniausi gyvenime žmonės. Aš už nesąmonę. Bet tada, jeigu darom nesąmonės, tai tada rytoj irgi, kaip sakiau, vyksta sporto aikštelį prie mokyklos Sandaičių turgus. Žinau, kad klubas, kuris dabar yra įsikūręs, visas turėtų dalyvauti.
Ir tikrai, Asta, aš tavęs laukiu, kad iki rytoj mes, kaip praeitais metais, turime abudu šalia prekiauti ir tu ten visus tuos, reiškia, savo batus, tringus, nereikalingus, sudėdė, sulygini gražiai ir mes juos bandysim. Jeigu leidžiate, aš visus labai prašau, kviečiu pavaduoti rytoj mane. Bet tikrai ateikit visi, kas turit, net, pasižiūrėkit, ko nereikia, susidėkit į dėžės, atvažiuokit, būkim pavyzdys, kad žmonės ateitų ir bendrautų. Vaskaisti Zina, sakė, jau prisidėjo, bagažinį pilną. Pas Marytę mačiau rakandų pilną visokių. Salučių tikrai dar neišleidom, šaukštelis gal ir labai menkavertis, bet medalis tikrai tikras salučių. O salučių šaukštelis tikrai bus. Bet jūs pasišnekėkit apie tos batukus, kaip čia dabar, kas čia tą rekordą pamušit, klausyk. Tai žiūrėkit, ačiū visiems, tai pasižiūrėkit dabar gerai, kas, aš suprantu, kad jau gal pamatėt, bet ačiū labai tada. Mes dar irgi norim muziejininkai, jau apžiūrėjom ir tai neradom to. Čia yra su Škotija. O pasvalio tikrai nespėjom išleisti šaukštelį su pasvaliu, tikrai išleisim iš laidos uždarimus. Tikrai padaunas. Ačiū. Bet bus tikrai ir su pasvaliu po 2 savaičių. Va, matot? Daktarė, po 3 savaičių sakė, bus šaukštelis su pasvaliu. Va, ne tik tai ten kažkur bus Pavyzdžiui, ebėjai tokius vardu, jeigu parduoda, tai tu galbūt kokį 150 parai gautum. Bet čia visi sidabriniai. Taip, va šitas kainavo kokį 30. Tas sakė sidabriniai. Va šitie komplektas va čia iš Kinijos. Čia per abėjai. Pavyko nupirkti mano duomenį kažkur, tai dabar neatsimenu, apie 40. Vidutiniškai va tokie va šaukšteliai, va nedideli sidabriniai, vidutiniškai kainuoja, galima dar už 5 nupirkti, gal kartais eurus.